Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandieną su savo jaukioje virtuvėlėje. Ir šiandieną mes kartu su jumis išsikepsime labai skanias bandeles, mėlynės bandeles su varškės įdaru. Tai labai skanios, minkštos ir pūrios bandelės. Vieną kartą iškepus, norisi kepti jas kasdien. Šiandieną gaminsime bandelės su varške ir mums tešlai reikės štai tokių ingredientų. Reikės 500 gramų miltų, plius minus, žinokit, žiūrint kaip imsis tešla, bet to atminkite, kad skirtingos šalys, skirtingi gamintojai ir mūsų miltai gali skirtis. Reikės 10 gramų sausų mielių, 30 gramų cukraus, 1 valgomojo šaukšto grietinės, 250 ml šilto pieno, 1 vidutinio dydžio kiaušinio, 100 ml aliejaus, augalinio aliejaus, o razinos čia kol kas nereikalingos, razinos bus reikalingos įdarui. Tad aš pradžiai norėjau filmuoti viską kartu, visus ingredientus, bet po to pagalvojau, kad tai labai maišysis. Tiesiog tai yra tešlos ingredientai. Ir pirmiausia, mes pasidarysime mėlynę tešlą. Šiltą pieną pilsiu į indą, kuriame darysiu visą tešlą. Dabar atsargiai su kaitinimu. Jeigu pienas per karštas, žinokit, nedėkite mielių, nes mielės nemėgsta karšto vandens, karšto pieno, jos tiesiog praras skildinimo savybės. Pienas turi būti šiltas, ne karštas, bet šiltas. Ir į pieną aš iškart supyliau visus 30 gramų cukraus, išmaišysiu. O jeigu pieną perkaitinam netyčia, tai geriau palikti kambario temperatūrai, kad jis truputėlį pravėstų. Dar kodėl gali neiškilti jūsų mėlynė tešla, gali būti pasenę mielės pasenusios. Tiesiog reikia žiūrėti būtinai į galiojimo laiko. Ir dabar aš iškart supilsiu visus 10 gramų mėlynių, kad sakau, supilu visus 10 gramų mielių ir pramaišau. Mano mielė šviežios, bet vis tiek aš noriu įsitikinti ir štai taip pramaišysiu, paliksiu kokį 10 minučių pastovėti. Jūs irgi galite taip daryti, kadangi tokiu būdu mes patikriname, ar mūsų mielės jos yra darbingos ar ne, ar jos kildins mūsų tešlą. Kai taip paliksim tešlą, po kelių minučių toks bus girdėti, netgi vizualiai matysis, kaip mielės kils. Mums reikia palaukti, kol paviršiu atsiras tokia visai nedidelė puta. Reiškia, mielės yra geros ir jos mūsų tešlą pakildins. Pasižiūrėkite, aš palikau kokiam 5 minutėm ir kokia gavosi graži putelė. Ir iškart jau žinokit, mano virtuvė kvepia, skaniai kvepia mėlynę bandelę. Dabar vėl viską greit pramaišiau. Ir dabar jau bus galima įmušti kiaušinį. Įdėti 1 valgomąjį šaukštą grietinės. Ir supilti 100 ml augalinio aliejaus. Ir viską gerai išmaišyti. Ir reikia žiupsnelio druskos. Brangus mano žiūrovai, jeigu jūs pakeisite kažkokiu būdu receptūrą, kažko nedadėsite, kažko perdėsite, žinokit, viskas jau tešlos struktūra pasikeis ir tada nenustebkit, jeigu kažkas jums gali nesigauti. Nes dažnai jūs tiesiog komentuojate, rašote, man ten tas ar anas nesigavo. O kai pradedam gilintis, pasirodo, tai kažką padarė savaip, kažką žmogus nedadarė. Tuomet, žinokit, reikia tikėtis va tokių siurprizų. Ši tešla yra laiko patvirtinta ir gaunasi labai skanios bandelės. Miltų, žinokit, visada išsijoju darydama mėlynės bandelės, jos būna minkštesnės ir puresnės, nes irgi buvo užduotas klausimas, o kam jūs išsijojat miltus.
Brangus mano žiūrovai, taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad bedarant tešlą, beminkant, tešla nepasidarytų tokio kietumo, kaip pavyzdžiui darytumėm koldūnus. Virtinukus tai yra. Reikia žiūrėti atsargiai, kadangi tai yra mielinė tešla, mielinės bandelės, jos turi būti minkštos ir pūrios. Ir kartais aš netgi tešlą užminkau, lik vos jinai man liptų prie rankų. Ir bandelės tuomet būna tiesiog kaip pilnos oro, antiek minkštos. Bet čia dar man reikia miltų. Neseniai sulaukiau komentaro. Viena moteris rašo, žiūriu jūsų video ir pasijaučiau kaip darbščiųjų rankų būrelį. Žinokit, pirma mintis buvo, o kas čia blogo, jeigu jūs žiūrėdama mano video receptuką pasijautėte kaip darbščiųjų rankų būrelyje. Ar reikia būtinai čia kažkokių metalinių stalažų man bėgti į kažkokią studiją ir daryti. Aš dirbu iš namų, tai yra mano darbo vieta ir daugelį žmonių tai, ką darau, patinka. Jeigu ten iš 100 žmonių atsiranda kokia viena pikta teta, tai aš tikrai nesupykstu, nes manau, toks žmogus iš savęs yra negatyvus. Gal gyvenime žmogui nesiseka ir tiesiog tokį savo pyktį, negatyvumą, jinai nori taip išreikšti ant kitų, nes tu galėtum deimantais pasipuošti, apsirėdyti ir jie vis tiek būtų negerai. Sakytų, tavo deimantai per mažai blizga, arba mane tavo deimantai per mažai akina. Na, tokių žmonių, kaip būtų gaila, mūsų gyvenime yra labai daug. Dar truputėlį miltų ir viskas. Ir dėsim tešlą tilpti. Sabarstysiu čia. Tešla tokia minkštutė, labai skaniai kvepianti ir realiai nelimpanti prie rankų. Būtėlį noriu ją paminkyti, tai vos įsitepsiu darbinį paviršių aliejumi ir jau be miltų pagalbos dar truputėlį paminkysiu. Vos likliptų, bet jau žinokit, viskas užteks. Aš imu švarų dubenį. Jo kraštai yra dabar ištepami augaliniu aliejumi, kad kildama tešla, jinai, ta prasme, kiti miltais pabarsto, bet mano galva, jeigu pabarsto miltais, tai tešla kildama gauna pasipriešinti. Paliksiu ilsėtis mielinę tešlą iki pakol ji pilnumoj iškils. Žinoma, tešlą reikia laikyti kur nors šiltai, kur jį būtų patogu augti. Apdengiu maistinę plėvelę ir dar apdengsiu rankšluostuku. Tas brangus mano žiūrovai, susitiksim, manau, po geros. Ir mūsų bandelėms reikalingas varškės įdaras. Kad jį pasidaryti, mums reikės 180 gramų varškės. Varškė gali būti naminė, gali būti riebi, gali būti neriebi. Tiesiog tokia varškė, kokią jūs mėgstat. Ir reikės 2 valgomųjų arba 3 valgomųjų šaukštų cukraus. Aš mėgstu saldžiai, aš visada dedu 2 arba 3. Reikės 70 gramų džiovintų, tai yra razinų, jos taip yra džiovintos. Ir kadangi varškė mano yra sausa, aš įdėsiu 1 valgomąjį šaukštą grietinės ir žiūrėsiu visame, tai yra darbo eigoje, ar man užteks, ar nereikės dar dadėti, nes jeigu įdaras bus labai sausas, mums bus nepatogu jį dėti ant bandelių ir bandelės tuo metu bus tokios sausokas. Pasižiūrėkite, jeigu varškė va štai tokia sausa, tai kaip mes galim tada išmaišyti įdarą. Jeigu jums jau rūpi klausimai, ar galima dėti kokį kitą įdarą, galit bandyti dėti, bet būtent šias bandeles aš valgau tik su šiuo įdaru. Įdaras yra paruoštas. Tešla pakilo. Pas mane indas labai didelis. Labai minkštutė. Labai puri mielinė tešla.
pradžioje, jeigu reikės, aš truputėlį paimsiu miltų, kadangi man štai tiek liko iš 500 gramų. Dar truputėlį tešla limpa, tai aš kokią saują pasibarstysiu ir praminkysiu. Ir po to, kai tešlą išminkysiu, man reikės pasidaryti volelį ir susipjaustyti į vienodus gabaliukus. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, man išeina 8 bandelės. Ir reikės tešlą suformuoti į burbuliukus ir dar kokį 10 minučių palikti, kad pakiltų. Darbinį paviršių išsitepu augalinį aliejų ir pradėsiu formuoti bandeles, būsimas bandeles. Ir dabar būsimas bandeles aš užkloju maistine plėvele, užklosiu rankšluosčiu ir paliksiu 10 ar 15 minučių. Praėjo 15 minučių ir pasižiūrėsim, kaip pakilo mūsų būsimos bandelės. Atrodo labai gerai. Ir dabar formuosim bandeles su įdaru. Pas mane yra apvalia forma. Gražiausia atrodo tokios iškeptas bandelės būtent apvalioje formoje. Skersmuo pamatavau 27 cm. Čia yra picai kepti skirta forma. Ir man kaip tik pareina 8 bandelės. Kokia minkštutė, kokia puri mėlynė tešla. Ir dirbam toliau. Vos rankomis sumaigau. Labai elastinga tešla. Padarysim apskritimą. Ir tą apskritimą dedu. Ir dar rankom pamaigau, paformuoju. Ir dabar dėsim įdarą. Įdarą nedėsim per viduriuką, o įdarą aš dėsiu ant šitų vietų. Labai daug pridėti nereikia. Ir dabar imu vieną pusytę ir darau štai tokį trikampiuką. Ir dar kartą užsuku. Sujungiu. Tai padarom su visomis bandelėmis. Per pus. Truputėlį pamaigom. Jeigu labai pridėsim daug įdaro, tai žinokit, bandelės gali sprogti, tai yra sutrukinėja arba išbėga per kraštus. Būna visko. Štai taip viskas atrodo. O kol aš dirbau, bandelės pradėjo vėl pakilti ir pas mus yra viduriukas. Mes dabar jau užpildysim, nes kaip tik liko paskutinė būsima bandelė. Ir dabar mums reikia pasidaryti apskritimą. Sudėsiu likusį įdarą. Nenoriu, kad čia
man išbėgtų laikas. Ir dabar vėl apdengsiu maistinę plėvelę ir dar kartelį paliksiu kilti 15 minučių. Ir dabar aš noriu pasidaryti kiaušinio trynio plakinį su šlakeliu pieno. Tai kažkur geras valgomasis šaukštas pieno. Viską įsimaišysiu ir būtent šiuo plakiniu aš norėsiu aptepti bandeles. Ir dabar mums reikia pasidaryti trupinių, kuriais apibarstysim paviršių. Tai priduoda bandelėms dar tokį didesnį skonį. Ir dabar aš einu įjungti orkaitę. Orkaitę įjungti reikia iki 160-170 laipsnių temperatūros. Viršus apačia ventiliatorius ir kepa bandelės nuo 25 iki 35 minučių. Čia žinokit priklauso, mano brangūs žiūrovai, kokia pas jūs orkaitė. Ir dabar mums reikia viską aptepti. Aš labai tikiuosi, mano brangūs žiūrovai, kad ir šis video receptukas jums yra vertingas, reikalingas ir naudingas. Ir jūs, kaip ir aš, pamėgsite šias skanias bandeles. Jei dar nesate užsiprenumeravę mano kanalą, prašau, padarykite tai dabar, nes aš tikrai, mano brangūs žiūrovai, įdedu daug pastangų, kad galėčiau pasidalinti su jumis video pamokėlėmis, video receptukais. Ir pagal statistiką 80% žiūrovų žiūri neužsiprenumeravę mano kanalo. Tai žinokit, tikrai truputėlį liūdna. Aišku, esu labai dėkinga savo 20% prenumeratorių, kurie nepasididžiavo paspausti užsiprenumeruoti, kurie parašo komentarą. Tiesiog mes taip kartu bendraujame ir kurie tikrai nepatingi uždėti po video like. Tad, brangus mano žiūrovai, prenumeruokite, dėkite laikus, komentuokite, bendraukime. Tai yra tikrai labai malonu ir naudinga. Ir dabar mums reikia pasidaryti trupinukų. O juos pasidaryti yra labai lengva. Pas mane yra čia 2 valgomieji šaukštai miltų ir 2 šaukštai cukraus. Ir aš įdėsiu pradžiai 1 arbatinį šaukštelį sviesto. Kažkur, žinokit, mačiau receptą, kad ant tokio kiekio deda 50 gramų sviesto. Man, žinokit, buvo baisu. Aš geriau dedu po truputėlį. Sviestas geriausia, kad būtų šaltas. Pirmiausia, dedu tiek ir po to darysiu trupinius ir žiūrėsiu. Jeigu man nebus trupinukas, sviestas nepadarys man trupinių, tuomet aš geriau dadėsiu dar sviesto. Bet per daug sviesto iš karto dėti tikrai nereikia. Ir bet pirštais taip, pirštų pagalba, viską reikia maigyti. Mūsų tokia masė turi gautis daug tokių trupinukų, mažesnių, didesnių. Čia irgi, žinokit, dedu, realiai iš akies, kadangi vėl kaskart gali gautis skirtingai. Mano žiūrovai, turiu jums vieną patarimą. Jeigu norite, kad jūsų kepiniai būtų tokie pat skanūs kaip ir pirmą kartą, visada, žinokit, sverkite produktus ir darykite taip, lyg tai darytumėt pirmą kartą. Tai yra atsargiai, su pagarba kepiniui ir tuomet viskas išeina ir viskas būna labai skanu. Ir dabar šiais trupiniais galima apibarstyti mūsų bandelę. Tai jau gaunasi didelė bandelė, nors čia yra 8 bandelės. Ir viskas. Dabar susitiksim, manau, po 35 minučių, orkaitė pas mane 170 karščio ir kepsiu 35 minutės. Po 35 minučių patikrinsiu. Ir štai toks vaizdelis po 25 minučių. Tiesiog įsiaiškinau vieną dalyką. Jeigu orkaitė įjungta iki 160, kepam 35 minutės. Jeigu orkaitė įjungiam iki 170, laikas kepimo 25 minutės. Gerai, kad apsižiūrėjau, žinokit, nes man pradėjo labai smarkiai, tai yra intensyviai ir skaniai kvepėti. Nueinu, pasižiūriu, kad čia mano jau bandelės tikrai yra iškepę. Ir jeigu dar būčiau palikus 10 minučių, būtų, manau, buvę truputėlį bėdos. Dabar paliksiu atvėsti ir po to eisime ragauti. Skanu valgyti vienas su kava, arbata arba sultimis. Atvėsta ir dabar lieka
įsidėti į lėkštutę ir skaniai suvalgyti. Brangus mano žiūrovai, aš labai tikiuosi, kad ir ši video pamokėlė jums yra naudinga ir vertinga. Brangus mano žiūrovai, aš labai tikiuosi, kad šis video receptas jums yra naudingas ir vertingas. Pasižiūrėkite, kokios minkštos išeina bandelės. Jos be galo minkštos ir labai skanios. Tai yra bandelė, kuri tirpsta burnoje.